Joe Roganas pagaliau pabudo. Taip, taip, žinote, tas garsus podcasteris, kuris mėgsta kalbėti apie sudėtingas temas, bet niekada niekur neprieina. Nusprendė, kad atėjo laikas iš tikrųjų suprasti, kas vyksta Jungtinėje karalystėje ir kodėl viskas griūva. Nes mano draugai, viskas tikrai griūva. Kai turi tokią šalį kaip Anglija, kuri tiesiog leidžia jiems masiškai atvykti, o tada ignoruoji su tuo susijusį chaosą. Tai nėra gerai. Ir tai verčia susimastyti. Ar jie nori, kad visuomenė taip suirtų, jog galėtų pasakyti, žiūrėkite, mes priimsime naujus įstatymus, kad jūs apsaugotume. Nes reikia apsaugoti. Todėl visur atsiranda masinis sekimas, daugiau policijos gatvėse, daugiau žmonių suimama. Ir Anglijoje, žinote, žmonės taip pat yra suimami už įrašus socialiniuose tinkluose. 1000 kartų girdėjau apie tai. Tai beprotiška. Daugiau nei Kinijoje, daugiau nei Rusijoje, daugiau nei Rusijoje ir Kinijoje kartu sudėjus. Tai beprotiška, kas vyksta Jungtinėje karalystėje. Ir pagaliau malonu matyti, kad Joe Roganas neketina apie tai tiesiog tylėti. Žiūrėkite, jis protingas vyras. Akivaizdu, kad jis sėkmingas. Akivaizdu, kad jis žino, apie ką kalba. Ir vis dėlto, dėl kažkokios priežasties šią temą jis pataikauja. Ir jis nedaro to, kas iš tikrųjų parodytų, kokia beprotybė vyksta Jungtinėje karalystėje, nes tai visiškai beprotiška. Gera žinia ta, kad Deivas Rubinas nebijo to įvardyti. Ačiū Dievui už jį. 1000 žmonių šiais metais, 12 000 pernai. Ir tai buvo Magna Carta. Kita problema, kurią jūs turite, akivaizdu, deimigracijos, kultūros ir žmogžudyščių vykstančių gatvėse. Ir aš žinau, kad kai kurie iš jų nėra toli nuo jūsų. Yra tai, kad jūs taip pat sodinate žmonės į kalėjimą dėl jų įrašų Twitter, kai jie prieštarauja oficialiai nuomoniai. Nesvarbu, ar tai būtų viena iš šių istorijų ar kiti dalykai. Štai RFK jaunesnysis apie tai, kas vyksta anapus Atlanto. Ir jūs matote, kas dabar vyksta Anglijoje. Žinote, žmonės patenka į kalėjimą dėl įrašų Twitter. 12 000 žmonių šiais metais. Beveik nesuvokiama, kai viskas pablogėjo, tiesa. Tai ne tik tai, kad jie leido įvykti beprotiškam dalykui, leido beprotiškai visuomeniai ateiti ir perimti jų pačių visuomenę. Bet jie taip pat tiesioginę prasme sodino žmonės į kalėjimą, tarsi gyventume Rusijos KGB laikais. Vien už tai, kad jie sako, jog jiems nepatinka, kad jų visuomenė griūva, sodina juos į kalėjimą. Turiu omenyje, man buvo pasakyta, kad man neleidžiama grįžti į savo gimtąjį miestą, nes galiu būti laikoma teroriste vien dėl to, kad sakau, jog man nepatinka viskas, kas vyksta. 12 000 per praėjusius metus. Ir tai buvo Magna Carta, žinote, parašyta. O dabar, žinote, tai tiesiog diktatūra. Na, jie atsisakė teismo prisiekusiesiems, išskyrus žmogžudystės, išžaginimus ir dar kelis kitus dalykus. Dabar sprendžia tik teisėjas. Taigi, žinote, nesvarbu, ar tai pažeidimas socialiniuose tinkluose ar kas kita, nebėra jokio pagristo, žinote, teismo prisiekusiesiems iš jūsų bendruomenės. Ne, jūs teisėjas. Ir daug kas yra imigracijos kritika. Pavyzdžiui, pagrįsta imigracijos kritika ir pagrįsta nusikaltimų, kurie buvo padaryti. Kritika bei žmonių pasipiktinimas, kas yra visiškai normalu. Bet užuot ką nors dėl to darius, jie nori suimti žmonės už skundimąsi. Teisingai. Visiškai normalu sakyti, ei, mums nepatinka nusikalstamumas, jei gyvenate normalioje šalyje, bet jei vyriausybė leidžia nusikalstamumą, tada ta vyriausybė nenori, kad jūs tai sakytumėte. Jie tiesiog nenori, kad jūs tai sakytumėte. Ačiū Dievui, kad Kija išėjo, bet nežinau, ar jį pakeis geresnis žmogus. Andriau, aš turėčiau būti tavo šalyje po kelių dienų dėl meno konferencijos, kurią kasmet organizuoju. Neaišku, ar vyksiu, nes šiuo metu esu šiek tiek sužeistas ir nežinau, ar kelionė nebus per sunki. Bet kai pernai buvau ten dėl meno konferencijos, vakarieniavau su daugeliu mūsų draugų, kurie yra dalyvavę laidoje. Šiuo metu vardų minėti nereikia. Ir visi kalbėjomės apie tai, kai pirmą kartą gyvenime buvome kitoje šalyje, kurioje bijojame Twitteryje rašyti tai, ką galvojame. Turiu omenyje, prisimenu, kaip galvojau, nenoriu, tiesiog nenoriu. Ne tai, kad maniau, jog būsiu suimtas kaip amerikietis dėl to, ką parašiau Twitteryje, bet nenorėjau užstrigti muitinėje ar susidurti su kitais dalykais, kurie gali sukelti galvos skausmą. Turiu omenyje, tu esi Didžiosios Britanijos pilietis. Tu rašai apie prieštaringus dalykus. Tai turi būti ne mažiau neramina nei visa kita. Taip, turiu omenyje, aš buvau tame vakarienės renginyje. Galbūt prisimeni. Aš nežinojau, kad tai buvo tik tiek. Aš nežinau kaip, žinai, aš tiesiog saugau nekaltuosius čia. Gerai, taip. Tiesiog jai tai nepadarė pakankamai įspūdžio. Bet aš buvau ten. Bet taip, turiu omenyje, žinai, sunku suprasti, kiek man reikia dėl to nerimauti, pavyzdžiui.
Niekada nesulaukiau beldimo į duris. Jie irgi žino. Kas tai bebūtų, aš apie tai galvojau. Ar tai kažkoks šešėlinis veikėjas policijos viršūnėse? Ar yra politikas, kuris kalbasi su policija ir sako, ei, žinote, geriau imkitės griežtų priemonių dėl šitų dalykų? Kas tai bebūtų, jie turėtų priimti sprendimą dėl tokio žmogaus kaip aš, nes dabar turiu vieną didžiausių laidų jau tokį katą. Arba dėl tokių žmonių kaip Konstantinas ar Francis. Tai didelis sprendimas, nes jei jie tai padarys, tai taps dar didesnė istorija. Tai taps pirmo puslapio naujiena dar labiau nei jau buvo su kai kuriomis šiomis absurdiškomis istorijomis. Taigi, man niekada nebuvo belsta į duris. Aš beveik norėčiau, kad taip nutiktų, žinote, nes tada būtų galima sakyti, gerai, imk kamerą. Tai žinote. Taigi, aš nesėdžiu čia su tokiu pačiu baimės jausmu, kokį kažkas galėtų turėti Rusijoje. Ir žmonės taip pat pastebi, kad šiuo metu dėl žodžio laisvės pažeidimų yra daugiau areštų nei Rusijoje. Tai absurdiška, kad mes apskritai atsidūrėme tokioje situacijoje, kur galime juos lyginti ar tapatinti. Tačiau aš pasakyčiau, kad abejoju, ar Rusija registruoja visus savo žodžio laisvės pažeidimus. Taigi mes iš tikrųjų iki galo nežinome. Bet kai kuriuos žmonės, kuriuos apklausiau per pastaruosius kelerius metus šią temą, pavyzdžiui, vienas žmogus buvo uždarytas į kalėjimo kamerą visai dienai, nes kažkas pasiskundė, kad jis buvo WhatsApp grupėje su mokyklos žmonėmis ir kritikavo mokyklą, jis nekeikėsi, nenaudojo rasistinės kalbos, jis tiesiog buvo labai kritiškas. Mokykla pasiskundė ir prie jo durų pasirodė būrys policininkų, kurie jį ir jo žmoną sulaikė dukters akivaizdoje. Tai siaubinga, bet ta dukra to niekada nepamirš. Ir uždarė juos į kalėjimo kamerą ilgam laikui. Tai tikrai kelia nerimą. Deja, mes lystame link tam tikro autoritarizmo. Nenoriu kartotis, bet dažnai kalbu apie multikulturalizmą. Manau, kad tai yra daugelio šių dalykų esmė. Ir galiausiai, jūs anksčiau klausėte, kas iš tikrųjų suteikia teisę policijai, vyriausybei valdyti. Ar jie tos teisės jau atsisakė? Tai labai sudėtingas klausimas. Ir manau, kad baisiausia šioje situacijoje yra tai, apie ką žmonės iš tikrųjų negalvoja. Ne tik vyriausybė, bet ir BBC, kuri turėtų būti valstybinis transliuotojas. Galima diskutuoti, ar valstybinė transliuotoja yra reikalinga ar ne, bet galiausiai ji turėtų atspindėti šalies kultūrą. Ji to nedaro. Tiems, kas abejoja, pranešu, ji to nedaro. Kai kultūra pagal apibrėžimą yra daugiakultūrė, ji yra daugiakultūrė, kad ir ką tai reikštų, tai ką ji mums atspindi. Taigi, tai, ką tu, aš ir Jeffris galvojame ar sakome apie prievartautojų gaujas ir ką mano dauguma jo auditorijos, akivaizdžiai nėra tai, ką galvoja Ženkas. Ir tai nėra tai, ką galvoja dabar 5 ar 6 milijonai musulmonų. Tai nereiškia, kad musulmonai visi tam pritarė. Žinoma, kad ne. Bet mes turime 5 ar galbūt daugiau milijonų šioje šalyje, daugelis iš kitų etninių grupių, kurie tiesiog galbūt ne visi, tikrai neturiu omenyje visų, bet daugelis nemato. Jie atrodo nemano, kad tai didelė problema. Tai ką turėtų daryti BBC? Jie atspindi šalį. Šalis tampa vis labiau musulmoniška. Musulmonai taip pat, jei pažiūrėsite į šalis, kuriuose tarp musulmonų nėra ekstremizmo ir radikalizmo, pamatysite, kad jos gana autoritarinės, pavyzdžiui, Emiratų valstybės. Kita vieta yra Izraelis. Žinote, šalyje yra 20% musulmonų. Ten nėra tiek daug problemų. Problemų yra, bet ne tokiame lygyje kaip Jungtinėje karalystėje. Tačiau Izraelis turi labai tvirtą ranką. Taigi, vienaip ar kitaip mes tapsime ir tampame vis labiau autoritarinė šalimi dėl įvairių priežasčių, daugiausia dėl multikulturalizmo. Iš tikrųjų baisu stebėti, kaip šalis, kurią myli, tiesiog subyra, išyra tavo akyse. Jūs girdėjote istorijos pasakojimus. Žinote, kaip Vokietija 1920-aisiais buvo vienaip, o paskui viskas pasikeitė. Ir dabar atrodo, kad tą patį stebite Jungtinėje karalystėje. Ir tai yra planas, scenarijus, kas nutiks visur, jei iš tikrųjų nepradėsime priešintis. Ačiū už jūsų dėmesį šiam klausimui.